Kėdainių tiltas, 3 metai, kur ten problema ir ar tiek ministerija ir Via Lietuva pasimokė iš šitų klaidų ir kitose statybose tikrai nebus. Konstrukcinėje dalyje buvo nustatyti neatitikimai, kurie galėjo lemti statinio ilgamžiškumą, patikimumą ir visus kitus dalykus. Tai kokybės sąskaitą mes tikrai nežaidžiame. Radus sprendinius atėjome į žiemos periodą. Realiai uždėti asfalto dangai turbūt pritrūko savaitės, gal 2 palankių oro sąlygų, tai yra didesnės oro temperatūros negu +5, kadangi ant tilto yra pakankamai ploni asfalto sluoksniai, kaip pavyzdys apatinis sluoksnis yra tik tai 2 cm. Turint žemesnę temperatūrą būtų garantuotai padarytas brokas ir dėl to buvo priimtas sprendimas augti patogių sąlygų. Principe viskas yra paruošta asfaltavimo darbams. Dabar tik tai laukiam, kada galėsim sugrįžti su darbais. Pasigirsta viešoje erdvėje, kad baigėsi pinigai, už tai sustojo darbai, tai tikrai tokių dalykų nėra. Tai aš tikiuosi, kad mes turėsim progą pakalbėti Kėdainiuose. Tikiuosi, kad taip nebus kaip praėjusį kartą, kai meras slėpė susitikimą su Via Lietuvos vadovu ir matyti to video apie tilto atsiradimą gruodžio mėnesį tikrai nebūtų atsiradę, nes turėjau žinias, kad tikrai jo nebus šiais metais, gyventojai buvo klaidinami.